Tai sveiki atvykę į Famagustą. Tai yra dar vienas miestas Turkijos okupuotos teritorijos viduje ir tai buvo vienas iš moderniausių turistinių miestų kurortų šalia jūros. Turėjo daug ir viešbučių, ir turistinių zonų, kur buvo galima atvažiuoti pailsėti ir patys graikų Kiprai čia važiuodavo ir gyveno. Famagusta miestas, tai jis funkcionuoja, žmonės gyvena, juda savo ir nieko jiems netrūksta. Bet dalis teritorijos, įskaitant ir šį Varosą, taip lietuviškai turėtų skambėti, miesto dalis yra tiesiog pilnai apleista. Po okupacijos nieko neliko, gyventojų jokio veiksmo. Grynas vaiduoklių miestas. Įsivaizduokit, čia tiesiog vyrė gyvenimas. Veikia restoranai, žmonės turistavo, poilsiavo, o dabar visiškas vaiduoklis. Ta prasme, mes turim netgi čia pirmuosius vaizdus. Pilnai tiesiog apleistas daugiabutis. Pilnai. Žodžiu, čia vietiniai užsiminėja tokiais dalykais, kad pypsina ir sako, nefilmuok, nefotografuok. Tai jie arba pyksta, kad čia užsiema tokie dalykais, gal galvoja, kad čia prieš juos nusiteikia žmonės su kamerom, kad filmuoja situaciją ir sako, aš policininkas. Ėmiau ir patikėjau. Jokių dronų, jokių kamerų, jokių filmavimų, nieko. Va šitaip atskirtas miestas. Pažiūrėkit, čia yra tiesiog tvora, izoliuota, o čia žmonės gyvena. Čia net žiūrėkit, prabangus namai visiškai apleisti tapo. Pats miestas tai čia turistinis toks. Buvo anksčiau ir yra ir dabar. Čia panašu iš pavadinimo buvęs viešbutis. Kaip atrodo? O čia buvo galima akis pasitikrinti ir akinukus pasimti, jeigu jau blogai matosi. Čia turim parfumeriją, kavinę buvusią. Čia buvo galima įsigyti suvenyrų parduotuvę. Pats Varoso miestas pradėtas statyti maždaug tarp 1937 metų ir bendrai pats miestas tikrai kūrėsi dar ir prie Didžiosios Britanijos kolonijos etapo. Vienas toks populiaresnių vietų yra Toyota centras, vienas irgi iš senesnių, kur dar likęs pats ženklas. Ir netgi Philips kompanijos, bankai, Barclayaus, tokie didieji banginiai, kurie anksčiau čia buvo įsikūrę. Čia tiek žmonių lankosi, kad kartais gali net pagalvoti, kad čia tas miestas gyvas ir viskas su juo gerai, kol nepažiūri, kas tau iš kairės ir kol nepažiūri, kas tau iš dešinės. Kad čia viskas tiesiog palikta ir niekas jau nebegyvena. Nežinau, kuom ši zona ypatinga, bet iš abiejų pusių yra tiesiog sudėtas tvoros. Ženklai, kad negalima filmuoti, fotografuoti. Ten buvo apsauga kareiviai ir nežinau, ką čia jie daro būtent su ta dalimi, kad jau nieko negalima čia daryti. Visiškai jokių fotografijų, visiškai jokių filmavimų čia. Pastatai atrodo va šitaip. Kiek leidžia man filmuoti, nes iš galo tikiu, kad žiūri ir stebi mane. Bet va šita dalis įdomi, kad slepia kažką. Kažką slepia šita dalis. O čia vos ženklas likęs. Maiklo baras buvęs. Maiklo baras. Ir girdžiu jūrą. Bandom prieiti gal arčiau. O čia turim viešbutį pavadinimą, kuris buvo Asterijas Hotel. Šiaip tikrai įdomu, kai lieka ženklai.
Ir taigi mes gavom išėjimą į Viduržemio jūrą. Kaip bebūtų gaila, visi šie pastatai žvelgia į jūrą, bet nieko daugiau. Nieko daugiau. Pažiūrėkit, koks vaizdas. Visiškas vaiduoklynas, nepaisant laikinų lankytojų, tokių kaip aš, visiškas vaiduoklių sunaikintas miestas. Man atrodo, aš radau atsakymą į klausimą, kuris man nedavė ramybės, kodėl toks miestas, miesto dalis, kurortas negavo teisės į gyvybę, veikti toliau su viešbučiais, su namais, restoranais, užžygom ir taip toliau. Tai man atrodo, kad visa ta dalis patenka į buferinę neutralią zoną, kas yra, kad negalima čia jokios veiklos turėti, niekas negali veikti, nes tai yra neutrali zona. Ir prasilenkiau su jungtinių tautų džipu, kurie patruliuoja šią dalį. Tai man atrodo logiška. Tai judu link išėjimo, nes žmonių čia daugėja, o ne mažėja. Tuo atrodo pats miestas taps gyvenamu. Baigiant, pasidalinsiu keliais įdomiais faktais, ką pavyko sužinoti iš vietinių, bešnekučiuojant. Tai grįžtant prie miesto vaiduoklio Varoša, kuris buvo turkų kaip derybinis objektas, tai yra priežastis, kodėl jie neturėjo jokio noro investuoti pinigų į tą miestą, jį palaikyti gyvą, nežinojo, kad galbūt anksčiau ir vėliau jį teks atiduoti graikų kiprams prie derybų stalo, norint pasiekti norimas sąlygas, bet gavosi taip, kad miestas tiesiog sugriuvo, tapo apleistas, o situaciją matėm patys vakar. Taikos ir ramybės visiems ir iki sekančių nuotykių. Iki!